Tai šį kartą tai visai ir nenutolau nuo to scenografinio paveikslo, aš dabar tiksliai neprisimenu, kaip ten nurodyta, bet vis tiek ta veiksmo vieta, tasai senas namas, ten man atrodo gal ir detaliai buvo aprašyta. Tai vat jisai liko, bet iš to namo mes tokį kūrėm, nežinau kaip čia pavadinti, tokį buitinę mistiką, aš taip vadinu. Nes visi tie keisti dalykai, kurie įvyksta, tai jie labai paveikus, kai jie visai šalia mūsų vyksta ir iš mūsų tai, kas mūsų supa. Tai ta scenografija tokia, kaip ir iš pirmo žvilgsnio labai paprasta, to namo interjeras, bet jisai turi dar tokią ketvirtą sieną. Tai čia atrodo, ta siena, kaip jinai ir atriboja žmogų, bet kita vertus ir įtraukia. Tai kažkokių labai iššūkių nekelia. Šiaip ta mintis atėjo gana greitai. Man prasidėjo pats vaizdas, tai aš pamačiau tiesiog langą. Langą ir nuo to lango viskas atsirado. Viskas aplinkui. O kažkokių, nežinau, paprastai viskas. Čia yra apie mamos ir dukros santykį. Tai jisai toks čia labai užaštrintas, labai hiperbolizuotas, bet apie toksišką santykį. Tai tų toksiškų santykių vis tiek yra kažkokių, pradedi automatiškai ieškoti savo gyvenime, kaip ten kas buvo. Ir turbūt tas psichologinis momentas, tai jisai, įdomu iš tos pusės patyrinėti. Tai su Ieva puikiai mums sekasi dirbti, matyt kažkokie biolaukai sutampa, nes mes skaičiavom, nežinau, gal 6 koks spektaklis, jau net nežinau, kad gana senai mes dirbam ir ji labai taip konstruktyviai mąsto, visada aišku, paprasta ir mes kažkaip susišnekam. Manau, kad prasmingai praleistų laiką, tiesiog gal iškiltų kažkokių klausimų, apie kuriuos anksčiau negalvojau. Tai nežinau, šiaip tai turbūt langas. Tas langas, jisai toksai simbolinis labai momentas, nes už to lango iš tikrųjų labai gražus peizažas. Yra tikrovė šiaip. Bet kažkaip tai žmonės to peizažo jie jo nebevertina ir nuo jo bėga, nes ten yra kitų dalykų, kur nesinori, kaip atrodo ta nuostabi aplinka, kur galėtum būti ir džiaugtis, apsipina kažkokiais dalykais, kurie jau atrodo neturi kitos išeities, tik pabėgti iš ten. Ir jau nebematai, kad yra ir kitų išeičių, tai tas langas toks kaip atspirties taškas.